Kad būtum sėkmingas ar sėkmingai investavime, ypač jeigu planuoji investuoti ilgą laiką, nereikia baisiai daug pastangų ir įgūdžių. Ir šiame video būtent apie tai, kurioms 7 temoms susijusioms su investavimu paskyrus bent po vieną dieną išvengsi daugybės pradedančiųjų investuoti klaidų ir sutaupysi daug pinigų. Tai įsipatogink, kai visad prieš pradedant prašau, kad paspaustum ant like ir subscribe mygtukų, jeigu tau patinka toks turinys, ir pradedam. Ačiū tau. Ir pirma tema, nuo kurios pradedam, tai kuri investavimo priemonė tau bus tinkamiausia. Ar atsidarinėsi vertybinių popierių sąskaitą, jeigu taip, ar tau svarbu, kad vertybinių popierių nuosavybė būtų registruota tavo vardu, ar nesvarbu, o gal tau net nereikalinga vertybinių popierių sąskaita, nes tavo tikslas yra investuoti net iki pat pensijos ir tokiu atveju gal tau geriau rinktis valstybės finansiškai skatinamą kokį pensinį fondą ir investicinį gyvybės draudimą, nes kas ką besakytų apie jų mokesčius ir panašiai, pasirinkus atitinkamą bendrovę su atitinkamais mokesčiais, mokesčius sumokėsi mažiau nei reikėtų mokėti gyventojų pajamų mokesčio valstybei už investicinį pelną, investuojant savarankiškai per online brokerį ar banką. Antra tema tai dividendinis investavimas ar growth augimo investavimas. Labai daug kartų teko išgirsti komentarų ir klausimų, kaip investuojant gauti pasyvias pajamas, kai dažnu atveju tau net nereikia tų pasyvių pajamų. Turėjau ne vieną pokalbį, kai žmonės planuoja investuoti ilgiau nei 20 metų, kad sukauptų didesnį kapitalą, pavyzdžiui, pensijai, bet investuojant tuos 20 metų jiems norisi gauti ir pasyvias pajamas. Tiesiog norisi be jokios svarios priežasties. Jeigu tu esi darbingo amžiaus ir gali pasirūpinti savimi finansiškai, 99%, kad tau nėra būtinybės dabar gauti pasyvių pajamų ir labiau apsimoka investuoti į didesnį augimo potencialą turinčias kompanijas, kad dar greičiau sukauptum kapitalo, kurio pasyvių pajamų tau tikrai užtektų padengti bent jau būtinasias pragyvenimo išlaidas. Trečia tema tai investavimo tikslai ir investavimo strategijos. Priklausomai nuo to, kokiu tikslu tu investuoji, nuo to tikėtina priklausys, kokią investavimo strategiją naudosi. Gal naudosi 3 fondų strategiją, nes nenori investavimui skirti daug laiko ir dėmesio ir nori turėti per visą pasaulį paskirstytų investicijų tiek į akcijų, tiek į obligacijų rinkas, o gal žinai, kad investuosi dar ilgą laiką ir investuosi į didesnį augimo potencialą turinčias kompanijas, tai growth kompanijos, pakol surinksi atitinkamo dydžio kapitalą ir tada pakeisi savo investavimo strategiją iš growth strategijos į dividendinio investavimo strategiją ir tada gyvensi iš pasyvių pajamų gaunamų dividendais. Čia kaip su kelionėmis. Tu nesirenki iš pradžių transporto priemonės, o tada kelionės tikslo. Kaip pavyzdys, tau gal patinka skraidyti lėktuvais, sraigtasparniais ar kuo panašiai, bet nebūtų labai sąmoninga, gal logiška iš Kauno skristi į Vilnių. Arba kaip stipriai bemėgtum važinėtis dviračiu, neminsi juk iki Graikijos ir atgal norėdamas poilsinės kelionės ir turėdama pusantros savaitės atostogų. Tinkamiausia investavimo strategija pasirinksi tik tuomet, kai tiksliai žinosi, kokiam tikslui investuoji. Bet taip pat ne kiekvienam tikslui investavimas bus tinkamas pasirinkimas. Pavyzdžiui, jeigu taupai didesniam pirkiniui, būsto paskolos, pradiniam įnašui ir panašiai, investuoti gali būti per rizikinga. Tokiu atveju tinkamiausias pasirinkimas gali būti pasidėti tuos pinigus į taupomąją kiekvieną dieną palūkanas išmokančią sąskaitą, iš kurios priešingai nei iš terminuoto indėlio pinigus gali išsigryninti bet kada, neprarandant palūkanų. Aš naudoju šio video rėmėjo 2,5% metinių palūkanų už indėlius eurais ir 3% už indėlius doleriais kasdieną išmokančią taupomąją sąskaitą, laikyti pinigus skirtus papildomai finansiniai pagalbiai ir pinigus, kurie yra skirti investavimui, bet dar nesinvestuoti. Indėliai iki 20 000 eurų yra drausti, o pasidomėjimui plačiau apie mano naudojamą taupomąją sąskaitą video aprašyme įdėsiu nuorodą. Ačiū Freedom24 už tai, kad remia šį edukacinį turinį ir prisėda prie informuotų investicinių sprendimų priėmimo. Ir tęsime toliau apie temas, kurioms skiriant pasidomėti bent po dieną išvengsi daugybės pradedančių investuotojų daromų klaidų. Ketvirta tema, kurią galėtum pasidomėti, tai yra, kur tau būtų primtiniausia investuoti. Ar į pavienės kompanijų akcijas, ar į biržose prekiavimus fondus ETF. Pradžiai atsakyk savo į kelis klausimus. Ar yra kokios kompanijos, kurių veikla tu tiki, produkcija
produkcija naudojasi ir būtum pasiruošęs ar pasiruošusi tą tikėjimą išlaikyti 10, o gal net ir daugiau nei 20 metų. Antra, ar tikrai nori mokytis analizuoti kompanijų duomenis ir rinkos naujienas, tai mokytis papildomo darbo, kurio blogai išmokus gali prarasti pinigų. Ir trečias klausimas, ar planuoji išmokti analizuoti akcijų rinkas ir kompanijas geriau nei tai sugeba padaryti šiai sferai savo gyvenimus pašventę profesionalai. Jeigu bent į vieną klausimą atsakėjai ne, paskirk dieną pasidomėti apie biržoje prekiavimus fondus ETF. Jeigu matysi, kad į fondus investuoti yra tau primtiniau, tai būtinai pasidomėk apie tai, kuriuos fondus rinktis, kada yra geriau pasirinkti aktyviai valdomus fondus, kada pasyviai valdomus fondus, taip pat ar tavo investavimo strategija yra reikalingos pasyvios pajamos dividendų pavidalu, kurias išmoka fondai, ar labiau nori, kad dividendai būtų automatiškai reinvestuojami. Ir jeigu galvosi investuoti į daugiau negu į vieną fondą, ką daryti, kad nesidubliuotų tavo investicijos. Pavyzdžiui, jeigu investuosi 100 eurų į 500 stambiausių JAV kompanijų akcinį indeksinį ETF ir 100 eurų į pasaulio akcijų indeksų ETF, 164 eurai iš 200 eurų keliaus į tas pačias JAV kompanijas, nes pasaulio akcijų indekso ETF 64% investuoja į JAV kompanijos. Šio video aprašyme įdėsiu Google Sheets dokumentą su pavyzdinėmis, pavadinkim, nuorodomis, kur tikrinti ir kaip tikrinti informaciją, kuris fondas kur investuoja. Tuomet, šeštas, svarbu žinoti, kokią reikšmę investavimui turi įmonės, į kurią investuoja kapitalizacija, o jeigu investuoja į ETF, kuo svarbus jo valdomas turto dydis. Įmonės gali būti smulkios, vidutinės ir didelės kapitalizacijos, priklausomai nuo to, kokio didumo yra ta įmonė, ir investicijos į skirtingos kapitalizacijos įmonės turi skirtingus rizikos lygius, bet ir skirtingus potencialius pelningumus. O fondai, nors ir gali būti kone identiški pagal tai, į kur investuoja, bet jų valdomas klientų turtas gali skirti ženkliai. Pavyzdžiui, vienas gali valdyti nepilnus 6 milijardus JAV dolerių klientų turto, kitas 400 milijardų. Pasigilink plačiau, kokie pliusai investuoti į daugiau turto valdantį fondą ir kokios grėsmės investuoti į mažiau turto valdantį klientų fondą. Ir paskutinis dalykas, pasidomėk, kokius tu mokėsi mokesčius investuojant ar kokie mokesčiai nuo tavęs bus nuskaičiuojami. Skirtingos investicinės priemonės turi skirtingus administravimo mokesčius, skirtingus turto valdymo mokesčius ir taip pat uždirbant pinigus reikės susimokėti mokesčius valstybei. Mokesčiai tikrai įtakos tavo galutinius investicinius rezultatus, bet jeigu nebūtų mokesčių, nebūtų ir investicinių priemonių, nes niekas nedirba nemokamai, tu irgi nedirbtum, jeigu tau nemokėtų atlyginimo. O vertybinių popierių perregistravimas, pavadinkim konkrečiai tavo vardu, audito atlikimas ir panašios procedūros reikalauja kaštų. Jeigu nėra mokesčių investuojant, tikėtina ir nėra investicijų tavo vardu arba tave apskaičiuoja pro kitur. Taigi, kad nepridaryti dažniausiai pradedančiųjų investuoti daromų klaidų, išsikelk kuo aiškesnį tikslą, kurį nori pasiekti investuojant, pasirink kokią investavimo strategiją naudosi ir laikykis tos strategijos, nuspręsk, kiek laiko nori skirti investavimui, pasirink investicinės priemonės, kurias naudosi ir išsiaiškink, kokie bus mokesčiai. O kad palengvinti tau investavimo pradžią, čia video kortelėje ir video aprašyme įdėsiu nuorodą, kurią paspaudus rasi sudėliotą mokomąją programą video formatu su dalomoje medžiaga, skaičiuoklėmis, investavimo pavyzdžiais ir daug daugiau. Programa yra nemokama ir nereikalaujanti jokių registracijų, tai būtinai pasižiūrėk. O šiam kartui tiek, sėkmingų investicijų ir pasimatome kaip visad šeštadieniais, o kartais dar ir trečiadieniais.